gyveno daugiau į pietus Lietuvos, o mes gyvenom daugiau į šiaurę. O dėduko, reiškia, ten buvo rajonas Simnas vadinosi, ir prie Simno miesto buvo karinis dalinys. Ir 41 metų, birželio 22 dieną, 7 valandą ryto pradėjo skraidyti vokiečių lėktuvai ir pradėjo bombarduoti tą karinį dalinį. Toliau, reiškia, visi dar galvojo, kad čia ne karas, o tik manevrai, bet tai buvo jau karo pradžia. Nu, ką tau daugiau pasakyti? Žinau, kaip ten kokį 3000 turbūt. Tik tai? Jo, tik tai buvo. Ir Alytuje buvo didelis, daug dislokuota kareivių, reiškia, rusų. Taip, didelis kareivinės, daug rusų buvo ir Alytus buvo irgi toks strateginis miestas, turėjo geležinkelį, kuris jungė Šeštokus, Alytų, reiškia, per Lietuvą iki Vilniaus ir netgi, man atrodo, iki Lenkijos. Kur? Taip. Tai upė didelė, tai yra Nemunas Lietuvos. Alytus padalintas buvo ir dabar yra į 2 dalis, reiškia, Nemunas teka per miestą. Nu, kada vokiečiai užėmė Alytų, Lietuvą, užėmė visą Lietuvą. Ir tada jau labai buvo sunku gyventi tiem. Tėvelis buvo komunistas. Ir dėduko tėvelis tada paliko šeimą ir išvažiavo kažkur tai slapstytis, nežinau, kad jo vokiečiai nenudoptų. Pagėgis išvažiavo dėdukas ir jo dar 2 broliai, ir sesuo, ir mama. Jie išvažiavo irgi iš Simno, kadangi juos būtų vokiečiai sunaikinę. Ir kitiems žmonėms buvo šitokie dalykai, o žydus iš viso pradėjo šaudyti. Aš ir net vaikas atsimenu, kaip mano mama irgi girdėjo mes, kaip šaudė vokiečius. Žydų daug buvo Lietuvoje. Kaip ir Lenkijoje? Kaip ir Lenkijoje buvo. 9%? Mažiau negu Lenkijoje, todėl kad Lenkija daug didesnė negu Lietuva. Tikro dėduko žemėje iškasė didelę duobę ir ten suvarė visus iš Butrimonių miestelio žydus. Ir sušaudė. Jo, Butrimonis, jo buvo toksai miestelis. Jis nebuvo rajonas, bet jis buvo tik miestelis, bet ten daugiausia gyveno žydų. O aš buvau labai, dar neatsimenu gerai, žinau, kad tik lėktuvai ten. Mes gyvenam mano tėviškė tokiam užkampį, tokiam kaime, kur ten nebuvo jokių kelių, jokių geležinkelių, jokių upių ir nieko ten per daug, reiškia, tokio judėjimo, kad eitų kariuomenė. Nukrito lėktuvas, atsimenu, aš pavyzdžiui atsimenu, nukrito lėktuvas vokiečių, atrodo, numušė vokiečių lėktuvą labai netoli mūsų. Mano vyresnės seserys tai lėkė ten su broliu žiūrėti to lėktuvo, tai ne. O toliau tai ką, gyvenom, todėl kad buvo labai sunku gyventi. Buvo ir tokių dienų, kad nebuvo valgyti. Labai turėjom vieną reiškia, karvę, kurią irgi, žinai ką, mamutė nupirko iš vokiečių, kuri davė pieno mumi. Vokiečiai, kada traukėsi, tai mama nupirko tokią labai gerą karvę, davė daug pieno, tada labai skanaus sviesto padarydavo. Mes tada labai norėjom valgyti sviestuko su duonyte. Pradėjom po karo gyventi. Tai buvo baisiausiai sunku. Taip, rusų santvarka buvo jau tada. Ir komunistų. Ir jau tada atėmė iš žmonių žemės. Taip, ir padarė kolūkius. Ir tada jau buvo laikai, kad mes neturėjom visai ką valgyti.